nesinori būti lauke, todėl bandysime šį mopedą su stogu. Aš neapsirikau, tai būtent yra alternatyva mopedui, varoma tuo pačiu 50 kubinių centimetrų varikliu, kuriam nereikia nei vairuotojo pažymėjimo, nei kitokių dalykų. Tai yra tiesiog mopedas, galima sakyti, ant rato. Pažiūrėsime, kaip jis važiuoja. Aha. Taigi į kelią automobiliuką, ar mopedą, kaip šį pavadinti, tiksliau, galbūt automobiliuką, mopedo pusbrolį, varo 49 kubinių centimetrų darbo tūrio variklis, dizelinis variklis, beje, skirtingai nei įprasta mopeda, ne benzininis. Na ir ką, jisai pasiekė, kaip ir priklauso jam, 50 km/h greitį. Ir staiga pabandome jo įsibėgėti šiek tiek. Vertinant šį automobilį kaip alternatyvą mopedui, svarbiausi privalumai, akivaizdžiai matomi. Tai yra stogas virš galvos, jo gali važinėti visus metus, įvairiom gamtiniam sąlygom, ir sningant ir lyjant. Yra, va čia biškai nukreipti, yra štai ventiliacijos ir šilumos mygtukai, gali reguliuoti šilumą salone automobilio. Galime klausyti muzikos ir štai pasiekti 53 km/h maksimalų greitį. Čia beveik Lamborghini motoras, vos ne.